Parama Lietuvos bitininkams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemonės. Parama bitininkystei teikiama pagal 5 intervencinės priemonės. Pirma priemonė – švietimas, mokymas ir techninė parama. Remiamos individualios techninės mokomosios konsultacijos bičių laikytojams. Remiami mokomieji renginiai, lektoriaus paslaugos, konferencijos šalies mastu. Remiamos mokomosios ir atstovavimo išvykos. Kompensuojama iki 100% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Antra priemonė. Remiamas bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija, bičių motinų įsigijimas. Kompensuojama iki 70% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Remiamas parodomojo bityno kūrimas. Tai investicijos reikalingos parodomajam bitynui įkurti ir bičių selekcijai skirtos tarptautinės duomenų bazės naudojimosi paslaugų prenumeratos mokestis. Kompensuojama iki 100% tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Remiamos investicijos į bitininkavimo inventorių, išskyrus transporto priemonės bei visų tipų priekabas. Kompensuojama iki 70% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Remiama kompensacija už konsultavimą bičių ligų gydymo klausimais. Kompensuojamas preparatų bei įrangos varozijai gydyti įsigijimas. Kompensuojama iki 100% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Trečia priemonė. Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje. Priemonė skirta norintiems gauti paramą moksliniams tyrimams bitininkystės sektoriuje. Pagal šią priemonę remiami varozės erkių biologijos ir kitų bičių ligų, kenkėjų ir kovos su jais priemonių tyrimai, bičių produktų savybių tyrimai, bičių biologijos, veislininkystės, ekologijos ir genetiniai tyrimai. Remiami pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimai. Remiamas bičių šeimų priežiūros metodų tobulinimas. Kompensuojama iki 100% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ketvirta priemonė. Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena. Remiamas vienos bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas per bitininkystės metus. Pagal veiklą bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas remiama bitininkystės sektoriaus pokyčių stebėsena. Remiamas informacijos rinkimas apie Lietuvos bitynų raidą, ūkių dydžius, gaminamos produkcijos asortimentą, bičių sveikatingumą, bitynų aprūpinimą inventoriumi. Kompensuojama iki 100% tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Pagal veiklą bitininkystės sektoriaus populiarinimas remiama bitininkų leidinių šalies mastu leidyba, mokomieji bei informaciniai reportažai, dalyvavimas užsienio tarptautinėse maisto parodose. Kompensuojama iki 100% tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Penkta priemonė. Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai. Remiami medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai. Kompensuojama iki 70% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Daugiau informacijos apie paramos galimybes, tinkamumo sąlygas bei atrankos kriterijus rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto puslapyje nma.lt.